mūsų saulė. Bet šiandien žada apsiniaukti. Nuo valandų ir vėjas. Iki 30 km. Žmonės jau maudyti. 9 valandos ryto. Dabar yra 22 laipsniai. Pusryčiauti eina tik stipriausia. Nes visi išgriuvę. Nesugeba atsikelti pusryčiams. Alasas visi laksta pusryčių savo ieška. O, man bananą rado. Ei, tokia žalokė. Einame vidų, kad nors. Mano pasirinkimas šiandien toks. Blineliai su šokoladu. Dar paragausiu čia kažkokias, tai yra bulvės užkeptas ir kalafiorai. Danės, būna ta kiaušinienė? Danė. O tau bananai kiekvieną rytą? Bananai. Atsiboda jau nebenori. Bananų košė. Tai kaip aš pasidariau? Skanu. Geriam kavą. Be kavos gerimo vietos. Niekaip nesugeb Ieva toliau nueit su manim kur nors ramiau pasėdėti kavos pagerti. Ten jau gultai. Ten. Einam iki spa. Tie mamai nori dovaną padaryti. Ką pramasažuot, bišką mančiutę. Masažė. Padarys. Visą kūną. Einam pažiūrėti, ką ten siūlo. Tą programą. Sauna, jacuzzi, full body, natural. Saja. I'd like to look some information about the spa, to how much everything and how much discount. Just for 2 minutes to come have a show to you what. Jo. We need to speak about this. Okay, forget ours. O, džim. Džimą radom, einam pažiūrėsim šį. Norėčiau. Nėra kur pristraukimų padaryti. Norėjau padaryti. Nėra. Pavaidint norėjau biškį. Nu, supratau. Pusė 4:15:30 nueisi. Iš pradžių sakė į sauną, į jacuzzi kažkur, kur norėsi, kad Sakė, tave pasitiks tenais, nu. Gerai, nuvesit bubulką. Va. Наша корабль объедет 2-3 часа. Наверху половина солнца внутри. Negali pas juos tiesiog šiaip paklausti, kiek kainuotų. Čia pusę valandos su jais pliurpsi. Это маска ласта горит. Na, žodžiu. Čia visi kambarių tvarkytojos yra vyrai, moterų nėra. Tai mes juos kaip ir pernai metais vadinam Jessikom. Tai pas mus toks yra vienas tvarkytojas, čia lovelę mum atnešė. Pastoviai sveikinas. Buvom palikę ne jam, bet šiaip buvau pasidėjęs 2 eurus ant staliuką. Tai pirmą kartą gyvenime paėmė tuos 2 eurus. Šiaip, jeigu ant staliuką būdavo, niekada nieks pinigų nepaimdavo. O tas tipo sutvarkė staliuką, jie pasiėmė tuos 2 eurus. Tai mes dabar paliksim jam juodą šokoladą ant lovos, kaip atsidėkojimą. Ir pažiūrėsim, ką jis mums už tai padarys. Einam bandyti, pažiūrėsim ant tiltą, gal pasidorplinsim. Nu, o paskutinės naujienas dėl brolė. Tai vakar jisai nuskrido, kiek suprantam, į Vilnių iš Varšuvos grįžę, o priežastis buvo GPS signalo praradimas, dėl to nukreipė ir rūkas, tipo. Dėl to nukreipė į Varšuvą ir paskui iš Varšuvos į Vilnių vėl grįžę. Tai pasą Panevežį pasidarė. Nuvažiavo į Vilnių ir pasą rankose jau turi. Tai rytoj skrydis naktį
ir atvarys, tikėkime viskas bus gerai. Šiandien naktį. Nu šiandien naktį, bet jau bus rytojus. Taip, toks pats skrydis, kai mum 2 valandą nakties ir prieš 7 jau bus čia. Čia prie jūros irgi va, kep hotdogiukus. Šefas. Tuoj paragausim, ką gerai čia iškepė. Buvo čia tokia gatvės maistuką. Visokia pasiėmėm, skanus tie hotdogiukai. Visko prisidėjom, darėm. Pachebrikė ten. Dėtai darbinom, ką pavežiuotų, kol valgom. Skanus. Nu, žodžiu, čia mes kol iki tiltą daėjom, da į kelionę ekskursiją užsisakėm su privačia jachta pasiplaukė visą hebrą. Nu, paskiau gal yra tavo pasakosiu. Manau. Jau papasakoja 500. Nu, dabar bandom eiti iki jūros.